Tai va, Ievutė, praėjom konsultaciją, pakalbėjom, kažką tai gavai ar negavai. Kaip tu manai, ar vertėjo ta konsultacija iš vis? Ką tu gavai per ją? Su kokia būsena atėjai, su kokia išeini? Ir ar tai nebuvo tuščiai sugaištas laikas? Kaip tu dabar jautiesi? Konsultacija vertinga, am, nes atėjau su daug nerimo, neramumo, įtampų ir nesaugumo jausmo, o iš konsultacijos išeinu su daugiau aiškumo, žinių, daugiau ramybės, ir tolimesniais žingsniais, ką darysiu. Tai man tai įnešė daugiau ramybės. Iš tikrųjų, ko ir reikia, ko gero gyvenime, ar ne? Mums visiems reikia ramybės, užtenka tų rūpeščių, tų įtampų, to jaudulio ir norisi tos ramybės. Tai ar pamatėjai perspektyvoje galimybę būti ramybėje? Ko anksčiau, ko gero, taip stengiasi, rūpinaisi ir netikėjai galbūt, kad gyvenime ramybė tikrai ateis kažkada. Nes jau ir, kaip sakėm, ar ne, kad toks gyvenimas neveda į laimę ir jau nėra vilties, kad atves į laimę. O dabar, kada pasikalbėjom apie šitos dalykus, ar atsirado ta viltis, kad gyvenimas gali pasisukti taip, kad tikrai atves tave į laimę? Ar pajauti tą dalyką? Taip, pajaučiu. Nuostabu, dėkuoju tau už nuoširdumą ir kągi, linkiu tolimesnių harmoningų žingsnių žengiant į laimę. Ačiū tau.